Prie Amerikos krantų iš gręžinio jau kelias savaitės liejasi nafta. Kaip reiks išvalyti vandenį ir pakrantės, kad būtų išvengta ekologinės katastrofos. Lietuvos mokslininkai ketina padėti amerikiečiams priveisę ypatingų bakterijų. Vienas iš būdų yra naftos teršalų valymas naudojant biotechnologinius metodus, tai yra mikrobus, kurie gali suskaldyti naftos teršalus. Tas suskaldymas toks yra, kad nafta pati yra angliavandenilis ir jos anglis eina su mikroorganizmais į CO2, o vandenilis į vandenį. Taip kad susidaro CO2 ir vanduo ir išsiskiria šiek tiek šilumos, bet tai jau nekenkia aplinkai. Tai iš tiesų efektyvus ir ekologiškas būdas, naudojamas ne vienerius metus valant naftos produktais užterštą aplinką. Jį puikiai žino įvairių šalių specialistai. Tad kodėl lietuviai tą siūlo amerikiečiams? Mes pasiūlėm pagalbą, kadangi amerikiečiai, kaip ir visos didelės šalis, kol pradeda organizuoti, tai praeina mėnesis, kol jie tarėsi, paskui antras mėnesis, kol nusprendžia, ką daryti, tada po 3 mėnesių pradeda dirbti. Ir maždaug po 3 mėnesių turbūt planuoja išgręžti šalia gręžinį, kuriam susprogdins kažkokį tai užtaisą, kad užgriauti tą senąjį vamzdį, kad nebebėgtų nafta. Valymo darbams naudojami natūraliai gamtoje randami mikroorganizmai. Tik jų paprastai būna per mažai. Todėl atrinktus mikroorganizmus reikia padauginti ir užpilti ant teršalų. Bakterijos ima daugintis parūpinusioms maisto, anglies, azoto, fosforo, kalio. Trumpai sakant, trąšų. Tokiu būdu jų padaugėja net 100 000 kartų. Tačiau prieš tai reikia kažkaip sustabdyti išsiliejimą. Mes matėm, kaip rusai uždaro tokius tai atominiam bombom. Į dugną deda ir tada užverčia. Bet ten būna slėgiai dideliai. Čia ypatingai dujų, kada būna tokia avarijos su 200 atmosferų slėgis, negalime nei prieiti, nei prie, nes degantis tas fakelas ir aukšta temperatūra, tai už 15 km skersai gręždavo iki tos vietos ir tada sprogdindavo. Lietuviai yra pripažinti biologinio valymo ekspertai. Jų surastos bakterijos ypatingos. Joms nebaisios net didelės druskos koncentracijos. Jos nereaguoja į naftoje esančias toksinės medžiagas. Tokie preparatai nuolat naudojami naftos perdirbimo gamykloje Mažeikių nafta, valant naftos produktais užterštą aplinką. Mes turim realiai ir nehipotetiškai turim patentą amerikiečių. USA patentas yra lietuvių padarytas ir mes jį jau užpatentavę beveik 10 metų. Dabar turim mikroorganizmus, kuriuos mes naudojam ir didžiulę kolekciją turim, virš 300. Dirba jie ir žemė, ir vandenį, yra ir gėlam, ir suriam vandenį. Gamtoje visko yra daug, bet įvairovė ir sugebėjimais visus pranoksta mikroorganizmai. Kai kurie iš jų gyvena nežmoniškomis sąlygomis beveik verdančiame vandenyje, tai ekstremofilai. Kiti vadinami Deinococcus radiodurans nebijo radiacijos. Treti šiaip labai mėgsta ryti naftą, įvairias kitas atliekas, kurias netgi verčia raketiniu kuru. Tačiau kaip juos atrinkti arba kitaip sakant išdresuoti? Yra padaroma tokia sintetinė terpė, kurioje nieko daugiau nėra, yra druskos ir yra, daleiskim, dizelinis kuras. Ir jeigu įdėjus į tą terpę tas mikroorganizmas auga, tai vienas iš požymių, kad jis skaldo naftą pačią. Ir tada jau yra vystomi tyrimai toliau, imamos sudėtingos naftos, ypatingai dabar mes dirbam su teršalais, kurie yra sunkus, tos naftos frakcijos pačios sunkiausios, kadangi lengvas pačios išgaruoja, o jau šitos sunkiosios jos lieka ir ilgai teršia. Štai taip įmestas į vandenį bakterijų desantas išsilaisvina ir ima dirbti visuomeniai naudingą valymo darbą. Žmonija teršia aplinką įvairiausiomis medžiagomis, todėl ir bakterijų reikia visokių rūšių. Dabar biocentro specialistai šioje laboratorijoje dirba su keratiną skaidančiais mikrobais. Dabar ruošiamas preparatas, kuris leis suskaldyti tokius medžiagas kaip keratiną. Dabar kita pusė yra šalia atrinkta ir riebalus skaldantis mikroorganizmai, kurie tinka į kaip čia pasakyti, irgi kanalizacijos vamzdžius ir kompostavimui atliekų, bet jie tokie įdomus to, kad jeigu vieną kartą panaudoja, tie vamzdžiai nebesikemša. Mokslininkų surastos bakterijos ne tik valo aplinką,
Jos padeda sukurti naujas medžiagas. Tarkim, specialiai paruoštoje terpėje augantis mikroorganizmai išskiria reikalingus baltymus, katalizatorius, kurių pridėjus į biodizeliną galima gauti visiškai naują medžiagą. Čia yra vienas iš tokių naujų medžiagų kūrimo etapų, kadangi tos medžiagos tinka naujos kartos plastmasėm, tinka naujos kartos gumoms daryti, naujos kartos vaistam, tai yra prolonguoto veikimo vaistų gamyba. Paskui dar ten yra jų taikymo net iki raketinio kuro. Pabaigai keletas naujausių pranešimų apie bakterijų sugebėjimus. Sūriame vandenyje gyvenančios bakterijos gali gaminti energiją. Danų tyrėjai jau pradeda suprasti šį mechanizmą ir tikisi sukurti gamtinę biobateriją iš bakterijų. Olandų specialistai paruošė technologiją, kad nuotekų valymo įrenginiams apskritai nereiktų energijos. Amoniaką oksiduojančios bakterijos greituoju būdu jį paverčia azoto dujomis. Proceso šalutinis produktas yra metanas, kurį galima naudoti kaip degalus. Taigi, užuot naudojęs energiją, atliekų skaidymo procesas ją gamins. Na, o Kataras, Kuveitas ir Jungtiniai Arabų Emyratai pradeda didžiulį projektą. Mikoriza bakterijų ir dirvos mišinys leidžia augalams įsisavinti žymiai daugiau maistingųjų medžiagų. Iš esmės, mikrobai nederlingą, druskingą dirvožemį paverčia tinkamą auginti grūdinėms kultūroms bei daržovėms. Na, o lietuviai tuo tarpu jau ruošia amerikiečiams bakterijų siuntą. Čia yra reaktoriai, kuriuose galima taip pat auginti mikroorganizmus, bet didesniais masteliais jau. Ir jeigu pavyks, tai čia bus gaminami ir tiem amerikiečiams tie mikrobai, kurie skaldys naftą. Jeigu tokiam reaktoriui galim pagaminti ten 200 litrų, kažkur tai 20 mililitrų tų mikroorganizmų reikia į kvadratinį metrą. Tai galima persiskaičiuoti, kiek reikia. Nėra labai daug, bet ir nemažai.